Tai labą dieną visiems Labadiena. susirinkusiems. Pradėsime viešinimo procedūrą mokslo paskirties pastatų apjungimo į vieną turtinį vienetą Vilniaus gatvė 81, Eišiškių miestelis, Šalčininkų rajono savivaldybė, rekonstravimo projektą. Manau, gal dar luktelkim keletą minučių, gal dar atsiras suinteresuotų asmenų, kurie prisijungs prie šio viešinimo. Tai aš manau, viešinimo procedūrą pradėsim 16 valandų 03 minutės. Tai luktelkim keletą minučių. Gerai, tai aš manau, pradėkime, ne čia ko laukti. Jeigu dar kažkas prisijungs, tai prisijungs. Tai dar kartelį pasikartosiu, kad pristatome mokslo paskirties pastato unikalus numeris 859 001 402 ir pastato apjungimo į vieną turtinį vienetą Vilniaus gatvė 81, Eišiškių miestelis, Šalčininkų rajono savivaldybė rekonstravimo projektas. Iki viešo susirinkimo pradžios pasiūlymo ar pastebėjimų iš trečiųjų asmenų nebuvo gauta. Pradėkime tada patį aptarimą. Aš pasidalinu ekranu ir galėsime aptarti parengtus projektinius pasiūlymus. Taip. Taip, matosi, taip. Taip, tai aš dar kartelį noriu pasakyti, kad aš būsiu projekto pirmininkas, kartu su manim sekretorius yra Rimantas Noreika ir mes kartu vesime šį susirinkimą. Taip, tai pereikim prie pačių sprendinių. Tai yra dviejų pastatų apjungimas į vieną turtinį vienetą. Tai yra ypatingi statiniai. Projekto rūšis statybos yra rekonstravimas. Užsakovas yra Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazija. Projektuotojas UAB PA Group. Taip. Ten vienas dar nori prisijungti, gal gali dvi Gerai, to prijungsimės jį. Ačiū. Taip. Lyg ir pavyko. Taip, tai tęskime toliau pristatymą. Pereikim prie pačių projekto sprendinių. Mes turime vieną esamą mokyklos pastatą, turime antrą mokyklos pastatą
Ir būtent mintis yra šios du pastatus apjungti į vieną turtinį vienetą ir atlikti rekonstravimo darbus pastate, pristatant lauko liftą. Štai mes būtent štai čia matome projektuojamą prie išorės pastato liftą, kuris žmonės keltų nuo -1, tai yra rūsio patalpų, iki viršutinio aukšto patalpų. Taipogi projektuojama ir tvarkoma yra dalis sprendinių, siekiant pagerinti žmonių su negale judėjimą būsimam pastate. Jau dabar vienam, tai mes turime išėjimą iš rūsio patalpų į lauką, tai yra dengta laiptinė su nuožulniu keltuvu. Taipogi yra projektuojamas lauko pandusas su laiptais ir naujų išėjimų iš esamos mokyklos sporto salės, tvarkomi privažiavimai prie numatomų lauko klasių, keičiama danga privažiuojant iki lifto, tvarkomas taipogi yra patekimas į rūsio patalpas laiptais bei įrengiama lauko muzikos erdvė. Pereikime prie pačių sprendinių pačiame pastate. Kadangi sprendiniai yra visiškai išsimėtę, tai mes pažymėjome sprendinius štai tokiose zonose. Tai būtent štai šitam puslapį matote rūsio patalpas. Tai mes numatome naują evakuacinės laiptinės atskyrimą su žmonių su negale saugos zona, bei matome iš rūsio patalpų projektuojamą vidaus jau keltuvą, kuris keltų iki +1 aukšto, tai yra iki mūsų pirmojo aukšto. Štai čia mes turim jau ir pirmą aukštą. Kaip ir minėjau, štai šitas keltuvas keliantis iš rūsio patalpų į pirmą aukštą numatomas. Taipogi numatomas naujas evakuacinės laiptinės atskirimas su priešdūminėmis durimis bei saugos zonos projektavimu. Taipogi mes turime projektuojamą keltuvą iš pirmo aukšto patalpų į sporto salę. Štai būtent čia, tai būtų taipogi vertikalus keltuvas patenkimui į sporto salę. Taipogi, kaip ir minėjau anksčiau, yra numatomas atskiras išėjimas žmonėms su negale tiesiai į lauką ir pandusų nusileidžiant į lauko erdvę. Pereikime toliau. Taip, trečiame aukšte mes tvarkome tik tais evakuacinės laiptinės patalpą, kur atsiranda būtent žmonių su negale saugos zona. Taip, pereikime prie, būtent čia yra štai šitų dviejų keltuvų pjūviai. Tai mes matome būdu vertikalius keltuvus iš rūsio patalpų į pirmo aukšto patalpas, bei matome iš pirmo aukšto patalpų į tarpinę sporto salės altitudę. Čia matome būtent pristatomą lauko pandusą su naujai rengiama anga, durimis tiesiai iš sporto salės išėjimui į lauką. Štai čia prasideda brėžiniai būtent va šitos mokyklos tvarkomos zonos. Tai būtent lauko keltuvo projektavimas, ne keltuvo, būtent lauko lifto projektavimas, kuris, kaip ir minėjau, kelia iš rūsio patalpų iki pat trečio aukšto. Tai iš jūsų yra projektuojami 5 sustojimai. Mes turime rūsio sustojimą, turime cokolinio, būtent lauko sustojimą, kur yra įėjimas į patį liftą tiesiai iš lauko. Štai čia matome jau pirmo aukšto, antro aukšto, trečio aukšto tuos planus. Štai čia mes matome pjūvį, kaip ir minėjau, tai yra iš lauko patekimas, nusileidimas į rūsio patalpas pirmo, antro ir trečio aukštų. Būtent štai šis priestatas
ir būtent leidžia žmonėms su negale lengvai judėti tarp esamos mokyklos pastato aukštų. Perkime taip, tai čia būtent atvaizduotas yra šalia lauko lifto yra tvarkomi esami laiptai į rūsio patalpas, bei atvaizduotas būtent lifto šachtą su tamburu ir patekimu į šias patalpas. Kaip čia dabar kažkas nutiko, o dar kažkas prisijungė prie mūsų. Taip. Ar matosi ekranas? Vaizdas matos, taip? Vaizdas, taip. Taip. Taip, tai važiuojam toliau. Ir būtent paskutinė mokyklos tvarkoma vieta, kaip ir minėjau anksčiau, iš rūsio patalpų mes turime išėjimą į lauko klasę būsimą. Būtent lauko klasės mes neprojektuojam, mes projektuojam tik išėjimą iš mokyklos patalpų. Būtent tas išėjimas yra pritaikytas žmonėms su negale. Tai yra nuožulnus projektuojamas keltuvas. Būtent laiptais. Šita aikštelė su keltuvu yra uždengta stiklo vitrinomis iš šonų bei stogų. Tai būtent šita erdvė būtų apsaugota nuo kritulių. Ir būtent štai čia, kaip matote, kaip rodo pjūvis, ateityje bus prijungiama lauko klasė. Štai čia matos tokia kaip ir vizualizacija, kur jūs matote būtent pristatoma lifto šachtą, kadangi tai yra iš paradinės mokyklos pusės, iš gatvės mes pavaizdavom, kad būtų lengviau suvokti, kaip tai turėtų atrodyti. Būtent ta šachta, kažkokių langų ar neprojektuojama, yra projektuojamas tik įėjimo durys, fasado apdaila yra struktūrinis tinkas, spalva analogiška mokyklos pastato spalvai, kad būtent lifto šachta nėra akcentuojamas dalykas, labiau yra tiesiog pagerinti žmonių su negale judėjimą mokyklos patalpose. Tai, kaip ir minėjau, susirinkimo pradžioje, iki viešo susirinkimo pradžios kažkokių pastabų ar pastebėjimų nebuvo gauta. Užsakovas lyg ir minėjo, kad taipogi nebuvo gavęs pastabų. Tai aš turiu kaip paklaustą užsakovą, ar užsakovas yra susipažinęs su šitais projektiniais pasiūlymais, ar jis jiems pritarė. Taip. Dėkui labai. Dabar matau, dar yra kažkas prisijungę iš trečių asmenų, galbūt yra kažkokių klausimų. Čia iš trečių irgi užsakovas. Užsakovas. Supratau. Tai iš tikrųjų kol kas tada reiškia trečių asmenų prisijungusių neturime, visi suinteresuoti asmenys ir manau, aš pats dar būsiu prisijungęs iki pat 15 valandos. 17 valandos, jeigu kažkokių kils klausimų ar pastebėjimų, tai visus kviečiu tą padaryti. Šis viešinimas yra įrašomas ir jūs jį rasite YouTube platformoje Eišiškių gimnazija Vilniaus gatvė 81 viešinimas, tai bet kada galėsit pasižiūrėti ir iš tikrųjų užsakovą tiek savivaldybės darbuotojus galime paleisti, jeigu nėra kažkokių klausimų. O aš pats dar liksiu prisijungęs iki pat 17 valandos. Labą dieną, Erikai. Labą. Nėra. Taip. Tu minėjai, iš rūsio ten patekimas neįgaliesiems keltuvas, taip? Taip. Ten duris ką mes tvarkom? Duris mes keičiam naujomis. Naujomis. Į trečias aukštas? Taip. O antras aukštas tada? Tai visose aukštas atsiranda lifto durys. Turit omenyje evakuacinę laiptinę, taip. Tai iš principo esmė yra kokia, kadangi pastatą jau analizavo gaisrininkai, gaisrinio projektuotojai gaisrinės dalies, jie pasakė labai aiškią problemą. Taip mes apibrėžėm labai griežtai vietas, kurias mes tvarkome, bet yra esminiai reikalavimai, kadangi mes apjungiam šios du pastatus į vieną,
nėra priešgaisrinių laiptinių. Šita laiptinė yra vienintelė priešgaisrinė laiptinė. Visos kitos laiptinės yra atviros, jos neatitvertos nuo koridorių, sienomis, pertvaromis ar kažkuo kitu. Yra vienintelė šita laiptinė. Ir kadangi mes pritaikom pastatą žmonėms su negale, dabartinė laiptinė neturi saugos aikštelės žmonėms su negale. Paslenkant esamą sieną iki angokraščio, mes sukuriame erdvę būtent žmonių su negale saugos aikšteliai. Tai reiškia, kad mes įrengiam naują sieną ir dedame naujas duris prieš dūminę. Ir ten ne lifto, ne keltuvo, ten laiptinė nereikia. Viskas ten tvarkoja. Taip, viskas ten tvarkoja, taip. Tai va, tai taip išsprendžiam problemas, kurios yra susijusios su... Taip, per visus aukštus. Trečias, ne? Tai Rūsys, 1, 2, 3. Dar kas žinojęs apie šitą dalyką? Ne, tu sak, kur buvo siūsti failai, tai bent nemačiau tų dalykų. Šiaip gal tiesiog neatkreipi dėmesio, bet mes žymėjom raudona siena, bet čia sakau, šito neišvengsim niekaip. Ten, kur žmonių su negale apsaugos zona, kur jūs vardijot. Taip. Taip. Per laiptinę. Bet tada praplatinas į laiptinės eis, taip? Taip, bet ten per 0,5 metrų pasididina laiptinė, bet mes nieko nesutrukdom. Nes ten yra visur koridorius tiesiog dar ilgesnis, kažkokie įėjimai į klases, dar kažkas, niekas netrukdo. Kiek bet su Dongaso viskom reikia tada tvarkyti mums ir grindys? Nemanau. Ten neplytelis pas mus, reikia? Ten medinė Teras. Medinės, ne? Ne, žinokit, manau, kad laiptiniai bus kažkoks terasas. Tikrai ne medis laiptiniai. Taip, bet koridorius dabar eina. Tai ten, taip, ten dasidarys jo teraso plytelės, taip. Bet mes... mums ir šitą dalyką tada. Taip, kiek išnešta tas turės būti traukta, nes aš galvoju, kad tiesiog priimti tik tais tiek tų plytelių, kiek jų reikia, kad sutvarkyti, nekeisti visos laiptinės ten tos aikštelės, o... Ta laiptinė neblogai padaryta viskas. Taip, tai va tiesiog. Tai va tiesiog tik priimti kelias kvadratus, kiek mes tvarkom. Ten mes klijavom akmens masės plyteles, ten neterasą. Neterasas. Tai va, tai iš principo vis tiek dar pasidarysit tam nuotrauką, atsiųsit ar ką, kaip jos atrodo ir priimsim identiškus plytelius. Žiūrėsim, tak tikslas. Erikai, dar vieną klausimą dėl keltuvo į Rūsį, kur ne prie sporto salės, o čia prie foje eina. Taip. Šitą, kaip tu su siena šitą sutvarkysi viską? Jeigu galima... Gerai, pasidalinu to. Pasidalink šitą. Šito turite omeny? Ne. Šitą? Prie pagrindinio įėjimo tikriausiai. Prie pagrindinio įėjimo? Pagrindinis įėjimas pas mus. Taip, tai esmė kokia, kad ten jisai yra... Va čia, šito turite omeny, ne? Taip, jisai yra mažesnis ir mes, jeigu priartinsiu, jis yra per 42 cm atsitraukęs nuo sienos. Ir būtent čia tai yra, kur tas vamzdis praeina ar dar kažkas, nereikia nieko daryti, nereikia nieko iškelinėti, jis yra laisvai statomas erdvėje, su tokia mini šachta, pjūvėje jisai matosi, būtent toksai keltuvėlis statosi. O laiptinės atitvaros, kaip tenai mes viską sutvarkome? Laiptinės atitvarų mes statome šalia laiptinės, jeigu iš plano žiūrint, 1 aukštą. Mes įstatom šalia laiptinės atitvarų, griaunasi tik šiti laiptinės atitvarai, tai čia aikštelės ir įsirengia, būtent štai mes čia pažymėjome LTR 5 ir atitvaras ir čia jau pačio keltuvėlio durys. Tai kokia atitvara bus? Ten pas mus mūras visur. Kas? Mūras visur atitvaros. Taip, tai būtent šitą vietą padarysim ažūrinę iš metalo profilį. Iš metalo kaip tvorelę. Aš manau, kaip gražiai kažkokią tvorelę. Čia labai nedaug, čia yra 42 cm viso labo. O prie laiptinės, prie mūrinės? Priglaudžiam, taip, priglaudžiam. Prie būtent šitos vietos mes tiesiog priglaudžiam, taip. Taip, aišku. Man tik tai, kad netikėtai, kad visi šitie durys keičiami bus. Taip, dėja, bet taip. Tai aš pats nesenai sužinojau, dar tik šitą gavau informaciją iš gaisrininkų, nes atsiprašau, jau analizavo šitą projektą mūsų ir žiūrėjom, kokių sprendinių reikės, tai būtent šito reikėjo.
O daugiau, Erikai, maždaug dėl gaisrinės viską bus tvarkoje? Tikimės. Tikimės, kad bus viskas gerai, turiu rimtą gaisrininkę, tai jinai, manau, kad apsigins, pastabų tikrai bus, sakė, bet mes manom, kad apsiginsim. O dėl langų Kaip sakot? Dėl langų laiptiniai. Viskas A, tvarkoj šitai? Manau, kad viskas tvarko, langai. Tada? Ne, bet langų juk prieš gaisrinį nereikia, jie tai reikia, tiesiog reikalinga, kad viršutinis langas būtų varstomas. Tai viską tada, Erikai, atsiprašau. Visiems ačiū. Turi No. vietos pas mane. Gerai, tai ačiū jums labai visiems, kas prisijungia, tai pasikartosiu, pats būsiu prisijungęs iki pat 17 valandos. Dėkingas tada. Iki. Iki, ačiū.